Mūsų šalyje veikiantis Lietuvos kaimo tinklas siekia suvienyti aktyviausių, darbščiausių ir kūrybingiausių kaimo žmonių pastangas ir plačiau paskleisti jų patirtis. Tai ilgalaikis ir ne vienos dienos darbas. Nepaslaptis, kiekviena žemės ūkio šaka turi savų rūpesčių ir problemų. Mūsų bitininkystė taip pat. Tačiau galime pasidžiaugti ir gražiais, ir pozityviais pavyzdžiais. Štai Paluknės Liongino Kolomovskio gimnazijos pedagogai ėmėsi iniciatyvos mokyti vaikus bitininkystės. Bitininkystės žinios susiejamos su mokymo programomis. Vieną kartą per mėnesį biologijos, matematikos, chemijos, rankdarbių ir net muzikos pamokose mokymas yra siejamas su bitėmis. Tai sektinas pavyzdys, kurio galėtų imtis ir kitos švietimo įstaigos. Lankykime šioje mokykloje ir pabendraukime su bičių mylėtojais. Jie yra supažindinami su bitininkystės amato, mokslo metų eigoje vyksta įvairūs edukaciniai užsiėmimai, susitikimai su bitininkais, rėmelių gamyba, žvakių liejimu, meduolių kepimu ir kita. Taip gražiai sumastyti jaunąją kartą mokyti bitininkystės. Ta idėja gimė nuo to, kad jau gerą dešimtmetį mes vis girdime, kad bičių populiacija sparčiai mažėja. Ir siekdami atkreipti į tai dėmesį, į šią problemą nutarėme prisidėti prie bičių išsaugojimo ir kaimo plėtros. Ir tokiu būdu įtraukėme vaikus ir jaunimą. Pradžioje buvo mums nedrąsu, tačiau žengiant tokiais mažais žingsneliais, vis dar sisteminame savo tas veiklas apie bitininkystę. Ir prieš 2 metus mums gimė tokia idėja ir nutarėme bitininkystės žinias integruoti į mokomosius dalykus. Tai visai neblogai mums sekasi. Kasmet jau 2 metus iš eilės minime bičių pasaulinę dieną. 2022 metais dalyvavome Lietuvos bitininkų šventėje, kuri vyko Taujėnų Antano Smetonos prezidento dvare Ukmergės rajone. Buvo labai graži šventė, vaikai liko labai patenkinti, daug įspūdžių gavo. Mes nuvažiavom pasipuošę tokiais stilizuotais bičių drabužiais. Bitininkai tikrai be galo džiaugiasi, mes, kaip ir mes suaugę, taip ir vaikai mūsų gavome labai daug dėmesio, todėl kad atvažiavo pati jauniausia karta bitininkų. Gal dar galėtumėt papasakoti, kaip tas integravimas į mokymo procesus vyksta? Vieną kartą į mėnesį mokytojai integruoja žinias apie bitininkystę į savo dalyką. Tai ir matematikoje atlieka atitinkamus paskaičiavimus praktiškai. Taip. O konkrečiai ką padaro, taip sakant? Pavyzdžiui, dabar fizikos buvo pamoka integruota su bitininkystė. Taip pat dalyvavau aš pati. Vaikai turėjo sukalti rėmelius ir įlydyti vaškuolę. Tai būtent fizikos mokytoja pasakoja apie tą aparatą, tą transformatorių, kuris padeda būtent įlydyti tą vaškuolę. Fizikos mokytoja aiškino apie elektros įtampą ir tokiu būdu jie susipažįsta su fizika. Pažiūrėdama į mažuosius vaikus, į jaunimą, tikrai širdis džiaugiasi, kad jie tokie yra nuostabūs vaikai. Ir džiaugiuosi, kad mums pavyko įskiepyti
vat, meilė bitėms. Todėl, kad meilė bitėms tai yra taip pat kartu ir meilė gamtai. Tokiu būdu vaikai yra labiau empatiški, labiau supranta moralinės vertybės ir manau, kad tikrai mes išauginsime gerą, gražią ir jautrią kartą. Sulamyta, tu pavyzdžiui žinojai, kad bitės turi 6 kojas? Tu žinojai, kad bitė gelia? Taip. Buvai prie avilių? Ne, čia gyva, pasižiūrėkit, kaip gerai. Dūmin, negerai, taigi aš juoką. Kai sulankstėjęs, sudėliosim bitę. Iš geltonų ir juodų detalių. Z wami zaczniemy robić świece. Świece naturalne, tak? Co to znaczy naturalne? Że są z naturalnego wosku. To jest naturalny wosk. A skąd on pojawia się? Od pszczół. Pszczoły zbierają, tak? I żeby zrobić 1 kilogram wosku, pszczoły muszą zebrać prawie 4 kg miodu, żeby... Marija Pečkauskaitė, labiau žinoma kaip Šatrijos ragana, buvo tikras savojo meto XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios simbolis. Lenkiškai kalbančių Lietuvos bajorų duktė įsiliejo į moderniosios lietuvių tautos kultūrinį gyvenimą ir paliko jame ryškų pėdsaką. Nuo 1896 Marija pradėjo spausdinti pirmuosius savo literatūros kūrinius. Tai buvo apsakymai, pirmasis margi paveikslėliai, kuriuose daugiausia buvo vaizduojama kaimo žmonių buitis, dorovė ir ydos. Tais pačiais metais ji išvyko į Varšuvą mokytis bitininkystės. Apie tai Marija svajojo nuo pat vaikystės. Pradėjusi studijas, viename iš savo laiškų Povilui Višinskiui ji rašė: bites savo vis didžiau ir didžiau myliu, nors vakar vėl taip įkando į kaktą, kad mažne akis užputo. Baikos, niekai, rašė jinai. Bet tokios jau mandros ir stebuklingos, kad negali atsitraukti nuo jų. Rodos, ne vieno darbo nenorėčiau dabar kito, tik apie bites. Vėliau rašytoja turėjo progą padirbėti bityne, o 1899 metais Tilžėje buvo išspausdintas jos parengtas Tėvynės sargo priedas, patarimų bitininkams leidinys Bičių knygelė, kurią galite pamatyti va čia. Tai yra Bičių knygelė, kurią išspausdino ir išleido Šatrijos ragana ir jinai yra dabar saugoma Martyno Mažvydo bibliotekoje. Pani Karolina wspominała, że w litewskiej literaturze znajduje się osoba w XIX wieku, która ciekawi się pszczołami pod pseudonimem Šatrijos ragana, to gdyby przejść do literatury polskiej, to okazuje się, że mamy też takiego pewnego słynnego pisarza, który był takim dobrym kolegą z Czesławem Miłoszem, a wiecie, że Czesław Miłosz, tak, zdobył Nagrodę Nobla. To też... Так, mamy tu pszczoły, możecie od razu zobaczyć, że... Mikroskopu dabar žiūriu, kaip bitė padidinta. Więcej. Mokiniam tai yra naudinga, kadangi jie čia kaip ir pamokos biologijos kartu,
Taipgi ir bitės surišta ir su matematika, jau čia jiem aišku naujiena vaikam, jie supranta ir kuriem patiks, tai tikrai galvoju, kad jie bitininkaus, nes reikia mylėti bitės. Man jau tas amžius, kad galiu atsisakyti, bet vis vien man traukia prie tų bičių. Bet jūs dabar Palukny turite jau ir pamainą, ir tikitės iš jų? Nu, tikisiu, kad vaikai ateina kartais. Čia man tai labai džiugu, kad apsiima vaikai, jie domisi visko ir tikrai čia mūsų žemėje tai tikrai bitininkauti galima. Galima bitininkauti ir naudą ne tik savo, ne tik medus, bet ir gamtai. Taigi vaikam aiškinam, kad mes ne tik medų gaunam, bet visko, ką gaunam ir valgio, ir kadangi apdulkina tos mūsų... Taip, apdulkina. Ir dar galima, mes kai pravedam ten kartais pakvietite paskaitą, tai ir duonelę, kaip yra, kas tai yra duonelė, kas bičių pienelis, kas yra, nu, vienu žodžiu, tas pavyzdys, kai vaikai apsijėmė šito, nu, aišku, čia paskatinti mokytojais. Mokytojai paskatina ir džiugu, kad tokiam gražiam kaime atsiranda ir bitininkų ir, nu, tokia pozityvi patirtis yra. Taip, be abejo, tokią pavyzdį galima ir kitiem perimti. Kadangi nieko čia blogo, bitės yra, kaip sakyti, mūsų gyvenimo dalis. Einu pas bites, mokausi, einu į muzikos mokyklą.
Tak, zbudowali już, właśnie budują otworki, gdzie będą wkładali miody. Aha, čia gražiai lėtai dedat, žodžiu, čia naujas korys įdėtas. Taip, vaikai patys sukalė tą rėmelį. Ta, ką jūs dabar neseniai sukalėt, tai eis ateity pas bites. Ateity. Į kitą avilį pateks šitie rėmeliai, kuriuos padaryti anksčiau, dabar jau čia žiūri naujai yra padaryta. Może i dziś? Lietuvos